Sveiki, ruošiame žvejybai. Vanduo kaip stiklas. Tuoj sėsime į šustro tokią valtelę ir varysim žvejoti. Nemažai žvejų šiandieną yra iš valties. Tai kokie 8 žmonės iš valties žvejoja. Porom, ne porom. Ir porą apklausiau. Mažikai vieną sakė pagavo. Tai silpnai, kad jie nei kibimų neturėjo. Nu gal čia tas rytinis toks biškis silpnesnis, bet matysim, čia mes savo planelį turim. Čia dabar gerus, ten 3 kilometrus paplaukiau. Ir dėsim toj masalą, žiūrėsim, kas čia bus. Prie saulės derinsim atitinkamai spalvas. Masaliukai. Mano masaliukai. Yra toks masaliukas. Nedėsiu aš jo. Nenoriu. Gerai, tada dėsim. Derinam prie šiandienos spalvą. Haku Rapala. Šalta. Temperatūra žema. O kastingas rankose. Dedam pirštines. Tikrai 100%. Šneku sau ramiai. Bandau įvertinti situaciją, kas čia yra, kodėl jos nekimba. Verpetai iškėlė buvo šalia. Čia kažkas gero galėjo būti. Nu, nustebink, jeigu gali. Prašau. Yra. O, aš sakiau, kad buvo. A dabar jau gavo per snapą. Jau neims dabar. Vat. Yra. Bet ima. Nu, neima. Tiesiog atseka. Paskiau gal ant galą. Bando kažkaip grybštelt. Bet labai sunkiai. Visą dieną beveik žvejoju. Ir tik tai tiek. Pirma yra. Eik tu savo žvakę padarė. Ir pabėga. Va taip. Nu ką, spalva veikia? Labai seklu. Net ir, kad ir nelabai giliai su juo dirbu. Nu, turbūt paskutinį keitimą padarysiu. Ir su tai viską užbaigsim.
Sveiki dar kartelį ir šiandien išsiruošėm jau tokiu biškį kitokiu oru. Slėgis, aišku, vis dar aukštas yra, bet jau debesėlių mažiau ir slėgis kris. Dabar 12 valanda ir ant 4 valandos kažkur jau praneša snygiaus, o šiandien mes žvejojam su tričinginiais masalais. Ir kaip ir mūsų tas prieš tai buvęs video, tai ta pati tema bus dabar ir galvoju, kaip čia bus dabar. Gal ešerys koks užkips didelis dabar, nes, kiek žinau, ant sniegiaus turėtų geriau kibti ešeriai. Pažiūrėsim, pabandysim. Gal ir lydeka užkips kokią nors. Na, jeigu mažikais kips, tai jau tikėtina, kad jos ir užkips. Ne taip kaip džerkai. Tai vat, žiūrėkim, kas čia bus. Šaltesnis oras nei vakar. Ryte iš vis net neskubėjau, nes buvo -2 šalčia. Paskiau nuo 11 taip jau į pliusą. Ir dabar, kaip sakau, prasidės tas snygius apie 4 valandą. Aišku, dar slėgis kris. Tai nužiūrėsim čia. Yra. Kažkas negali būti atsikabina. Ei. Tu matai, blemba. Eik tu, šik net nepakirtau. Nes nėra stabdžių normalių. Eik tu savo, dar smūgis geras buvo. Bet dabar jau abejonių nėra. Jau gavo per nosį. Jau gavo. Yra! Pavyko suvilioti žuvytę. Oras keičiasi, slėgis krenta, lydekos kimba. Vandžerka neėmė dorai nei viena lydeka. Na, kaip čia dabar? Šitaip. Tik nesidaužyk. Aha, be replių niekaip. Puiku. Kažkaip šiandien jau viltį jau tikrai buvau praradęs. Čia su žmogu šnekėjom. Galvoju, šiandien nieko nebepagausiu. Bet matot, kol žvėjuoji, viskas įmanoma. O, kablio nebėra. Puiku. Vat būtent tie kabliai, jie yra geri, bet jie taip paskaičiuoti, jie turi tą tokį kietumą. Ir jie greičiau lūžta, o ne linksta. Nu, šiaip tie man kabliai labiau patinka. Bet va, šiuo atveju, matot, būna visokių atvejų su juo. Nu, čia, ką tu čia darai?
Ką tu darai? Biški ramiau. Biški ramiau. Nu, opa. Nu, va, čia pagaliau legali. Nu, pagaliau. Oi, šalta. Pagaliau ir legali lydekytė. Nu, grubiai čia pamatuokim greitai. 54 centimetrai. Liuks. Paleidžiam. Varyk. Na. Orbitas 130 mm. Ir papilvėriškė. Matot jau kiek nužvėjuota. Nu, kablių kiek nudaužyta. Gaila biškį kablę. Nu, bet tai turiu, aš jų pasikeisiu, ne problema iš tikrųjų. Biškį palauksim, apšilsim keletą minučių ir bandysim toliau. Dar vieną pavyko pagauti. Galvojau gal varyt namo, bet užkibau. Nu, bandysiu tą biškelį toliau pažvejoti. Bet jau nesumavėjo, klausykit. Jau geriau spiningas rankui negu kastingas. Šala belekai rankos. Varyk čia į graibštą. Va. O, dar viena legali žuvytė. Oi, palauk. Nu, šauk. O, arba yra, arba žolė. Yra kažkas. Lyg tais. Bet kelms kažkoks. Nu, blem, apsigausi, man atrodo, nieko. Palauk, yra, be. Blem, kad tos rankas sustirusias. Nu, be. Bet ne į snukį. Ne į snukį gavo. Užpil. Nu. Nesiraityk. Nu, šitą jau tokia nelegaliai. Nu, bet irgi legali bus. Nematuosiu aš jos. Rankas šaldyti. Nu, matyt, biški aktyviai, taip. Nu, lauk. Aha. Nelabai, taip ant ribos labai jau čia. Gal ir, gal nėra. Kaip čia yra. Ne, iš tikrųjų tai nieko nauja. Vanduo biškį pakilo iš po to sykio, kai pasnigo. Buvo negražus oras. Vėl vičinginiai masalai tik tai. Bet norėtus gal biškį labiau su džerkais, todėl kad vanduo pakilo. Gal kažkaip vis tiek tas lydekas lyg geriau reaguoja į tą pakylantį vandenį. Nu, bet šiandien tikslas yra vėl tvičingas žuviniai vobleriai.
ir žvėjokim. Na ir šį kartą šiek tiek storiau pirštinių apsimausiu, net kelis, nes šilumos nesulaiko nei kiek šios pirštinės. Tai reikia pasidaryti tokia, kad būtų oro tarpas, kad šiluma išsilaikytų, nes tiesioginis sąlytis su guma yra ir kiek vėjas bepučia, vis tiek šalta yra. Na, žiūrėsim, turėtų būti šilčiau. Kaip bebūtų, turėtų būti šilčiau. Taip, taip, taip. Tai yra. Matėsi, kaip sekė. Pykšt. Nu, tik neįvalti. Tik neįvalti. Valiau. Eik čia jų graipštą. O. Ton pusėn. Mano išsikrovimo vieta. Bijau prasideda vakaro tvistas. Nu, gal ir pati atsisuksi, ve? Atsisuk, o, šaunuolis, sukis. Gerai, nevisuk užtenka. Ui, koks vanduo šaltas. Ui, koks šaltas vanduo. Ką tu čia slėpiesi man? Aha, kur kitas kablys? Čia. Aišku. Nespardėk, nespardėk. Vienas kablys, o kur antras? Ne, kur antras? O, turim lydekūzą. Legaliukas. Jėga ant orbituko turim vėl. Ot. Šitaip gal gražiau atrodo. Jo, tai bandžiau pradžiai ant tokių moblerių kaip rūdros. Natūralią spalvą. Lydekinę tokią spalvą. Tik, gryną lydeką. Suspenderis tenai buvo jis. Žodžiu, nelabai kas pavyko. Paskui užsidėjau Rangerį. Man to irgi nepavyko. Dabar vėl užsidėjau aš tą savo praeito žvejybos orbituką ir pukšt. Pirma lydeka. Nu čia apie 15-20 minučių laiko praėjo ir ant jos turim. Tai va kažkur virš 50 cm lydeka. Gerai, plaukiam toliau. Laiko kaip visada mažai. Ui, kamera. Filmuk. Buba. Na. Va, kanarą pastačiau. O, visai gražuolis. Tu. Pasidaužyk. Gerai. Ar negerai? O. Eik tu savo, paveiksi. Varyk į graipštą. Jeva. Šiek tiek didesnis nei pirmai. Bet kamera biški. Reik susiveršti. Pradėjau čia dabar
Liuks. Dabar per tave reikės man pirštinės nusimauti. Ir vienas, ir kitas. Tąsyk be tų pirštinių žvėjau, tai buvo šalta. Nes per gumą kiaurai šaltis pertraukė. Nėra oro tarpo, kad išsilaikytų šiluma. Tai va, varyk čia. Matau, pasidaužiai normaliai visai. Nesidaužyk, dar ne taip pasiėmiau. Tuo įsidursiu. Oi. Ne. Ui, nesdaužyk. Reik replių čia. Nes kaip gausiu, tai gausiu. Na, įdėk. Operacija. Vienas kablys, antras kablys. Žinoma, orbitas. Žinokit, panaši. Šiek tiek didesnė. Ką manote, ar legali, nelegali? Pamatuosim, sužinosim. Bandysim šitai pamatuoti. Išmušt. Tai 50. Gerai, dedam. Vat. Na. Buvo apie 52, ten 3. Na štai. Toks ir paleidimas gavosi. Biškį reikia ir šitą nuplauti. Kad paskiau nebūtų daug snarglių ant jo. Nueim gerin. Jau 2 yra šiandien. Oi. Biškį susimovau. Gerai, kad nesusikušiavo per daug. Mąstau dar pabandyti ir kitų masalų. Pradžiai tuos, kur dėjau, tik tai kitą spalvą dėti. Kažką bandyti kito. Ne vieną ant orbituko. Kramto jos gerai šitą orbitą. Bet reikia ir kitų masalų biškelį. Tai vat, dedam šitą į masalyną. Šitai pokšt gražiai nuimama. Dedam čia į skrynę. Tokią. Kur tu nori čia būti? Čia. Į savo vietą. Re-Rangeris. Va tokia spalva. Tokia kaip Fire Tiger. Re-Rangeris. Dedam. Kas čia dabar gerai? Oi, kaip buvo. Oho. Tai ir daužasi gražiai. Rangeris sudirbo, valio. Bet tokias žuvis kaip nukirptas. Visas vienodas. Teik. Vo. Tik tu nesisukinėk tai. Ir bus viskas labai paprastai ir greitai. Aišku. Ne, viskas gerai. Viskas gerai. Nu gerai.
Tik svarbu, kad nesisakinėtų. Na. Turim visgi. Na šitą jau irgi pamatuosim. Čia atrodo tikrai legaliai irgi. Nu bet norisi pamatuoti, pažiūrėti. Ano buvo PM2, PM3 kažkur. Na, palauk, jau matau, kad nori suktis. Bet apsigalvojai. Nu ir gerai. Aha, čia vėl reikia replių. Vėl. Nu, jau baigiai. A dar net nepradėjai. Nu, gerai, aš tada pradėsiu. Pradėsiu nuo šito kabliuko. Šniokšt. Nežinau kaip. Negaliu už galiuką imti. Ai. Na. O dabar jau prisidirbau. Ai ne, gerai. Viskas, nebesižaisiu su tavim. Ir kada. O. Eida, čia ta barzdelė tavo. Kokia? Nu, biškį gavai. Na ir pamatuokim. Čia yra, čia yra 58. Ne, 59 yra. Ne. O kaip atrodo 59 cm lydekutė. Čia biškį kraujukus bėga nieko, papraujosi praeis. Ate. Čia, o, hei, yeah. Rangeris 130 mm. Nežinau, koks jis ten ar, žodžiu, platus. Gan didelis žuvėlis, tai neria apie 2 metrus kažkur. Nu, tai va taip. Veikia. Tai va, taip pažvėjom šiandien. Rangeris dirba. Spalva dirba. Nu ir viskas. Šiandieną ir pabaigsime mūsų epizodinį šį video. Akivaizdu, kad tos lydekus nelabai nori aktyviai imti, nes matosi, kad lydekai labai lėtai juda paskui, nešvituoja ten, kad blizgėtų, kol tą voblerį aš ten išdirbinėjau. O taip ramiai, lėtai, iš inercijos atrodo, ta lydeka parplaukė, bet karts nuo karto vis tiek iššauna. Na, gal čia iš tikrųjų nėra čia ko nustebti, nes vandens temperatūra jau pakankamai nukritusi ir jom kažką reikėtų gal siūlyti daugiau įvairovės, ta prasme bandyti ką nors daugiau, o ne vien tik tai, kaip aš bastidžerkus, pavyzdžiui, tik tai naudoju. Tai čia galima stengti su bastidžerkai žvejoti, taip, didesniai lydekai, sakyčiau, geriau būtų tą didelį masalą siūlyti, bet mažesnėm, tarkim, kad ir nuo 40 cm iki kokios, netgi sakyčiau, 70 cm, nors tikrai ribų nėra, viskas su šiais vobleriais įmanoma ir aš jeigu tikrai žvejočiau, tai faktiškai žinoma, kad ant šio masalo eitų pagauti ir didelių lydekų. Na, tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrit ir iki.